Taigi, sveiki visi, šiandien aš Just Adrijus ir šiandien žaisime Minecraft Pocket. Aš rodysiu, kaip pasistatyti gražų namą, taigi einame į Minecraft. Šiandien bus kaip pasidaryti gražų namą. Einama į belę kokį world, kokio skirtumo. Čia labai atsiprašau, čia buvo man jo žinau, aš su to worldu. Tutis 1, 2, 3 einam. Na va, šiandien parodysiu, kaip pasistatyti gražų namą. Na, patarčiau statytis, kurti vėl labai atsiprašau. Patarčiau statytis prie upelio, kur nors, nes tada geriau būna. Dar aš pasistatęs. Labai atsiprašau, pamiršau. Žiūrėkit, aš čia pasistatęs. Esu, tai man nereiks jums net rodyti. Nu, aš tik aprodysiu. Matote, mano prie ežero yra. Čia biškį, žinau, vandens tai pasidaręs buvau. Kad vanduo bėgtų man, biškį nelabai sąmonė. Nu, bet normaliai. Nu, tai einam į mano namą. Na, matote, galite dalyti iš ko norit. Aš jums parodysiu iš naujo tą namą. Jums čia neįdomu. Aš sakiau parodysiu, tai parodysiu. Tu jau biškį užstatysiu savo namą grindis. Kokį jūs ten staunų uždėtas. Ne šitokiu. Šitokiu, va. Ne šitokiu. Šviesesniu. O aš uždėsiu ten. Na va, dabar žiūrim. Šviesesnis. Toks lyg tai šviesesnis. Vo. Taigi pradedame. Kaip matote, čia su kambariais jaukiau, nu aš jums parodysiu. Dabar pastatysiu atskirai. Turėsiu 2 namus, bet vienas jums parodyti. Na, tai pradedame, kur nors biškį toliau, nes tai bus neįdomu. Tai va. Galit pradėti kur nors čia, nuo pagrindų. Tai va, pradedam taip. Nereik labai didelę namą statytis. Normalų tokį namuką. Tokį paprastą. Pradedate nuo kokių norite. Aš tai pradėsiu nuo, pavyzdžiui, gal šviesesnių grindų pradėsiu. Nes man patinka šviesia spalva, tai čia aš pradėsiu nuo šviesesnių spalvų. Kas kaip nori čia galiu pasakyti. Va, kas kaip nori. Aš, pavyzdžiui, noriu nuo šviesesnių. Va, tai pradedi. Va, ir spaudi, viskas. Tai pradedi. Na va. Čia aš gal kitaip sugalvojau. Kaip pasistatyti gražų namą. Nusileidžiam. Nu va. Pradedam. Nereik labai jau didelė, jeigu nori gražų. Užtenka, nu, maždaug tokia, va. Dar biškį didesnį. Aišku, kad biškį dar didesnį. Tu nenori, nieks nenorėtų gyventi mažiukiam. Nu va, nu tokį kažkur. Kas nori, aš nesakau, kas nenori. Kas nori, gali didelį daryti, va, kaip aš pasidaręs turiu. Kas ne, tai prašom daryti, kaip jūs išmanote. Ir bent jau taip darau. Aš tokį namuką, neilgą tokį.
biškį pramiklijų. Tokį normalų namuką. Va. O, nepramiklijau, puiku. Na va. Reikia pasistatyti čia grindis. Čia bus pagrindas. Pagrindas būtins. Gal biškį neįdomiai, bet nepamirškit subscribe. Čia žmonės dėl jūsų stengiuos. Ne šiaip sau darau. Noriu jums parodyti, kaip gražų namą pasistatyti. Labai prašau, prenumeruokit, laikinkit. Tada dar pridarysiu visokių video. Graftopijas ir šito. Komentuokit būtinai. Dabar negaunu komentarų. Oi, kol net nespėjau pastatyti pagrindą, jau diena atėjo. Geras. Negaliu prasukti, nes matot, čia reikia viską rodyti, kad mokėtumėt. Va. Dar kokią norit sieną. Iš medžio, iš mūro. Nu, aš iš mūro darau dažniausiai. Nedidelį tokį pasistatykit. 3 tų. Tokį nedidelį, va. Nedidelį 3 kokių. Tų aukštų 3 sluoksnių. Aš žadu jums parodyti, kaip pasistatyti didelį namą. Biškį trukti gal. Trijų sluoksnių tokį neilgą darysimės. Toliau statom, va, kaip matot. Nu, va, tokį užtenk namoką. Nu, jeigu statot, va, tokį, nu, su daiktais iš kartą, taip pat turiu mažiuką, nes kitaip bus neįdomu. O jeigu jūs statotės ten su gyvybėm, tai kokį jūs norit. Be mažą ir be didelį. Aš dabar jums rodau tik tai kaip su daiktais. Na, va, viskas pastatėm. Va, dabar stogą da uždengiam kom. Kokiu. Uždengsiu. Juoda mediena. Čia va. Čia patariu kambariukus pastatyti, visai įdomiai gaunas. Ne taip gyventi nuobodžiai. Tai va. Čia ilgai netruksime tą namą pastatyti. Greičiai ir baigti turėtumėm. Kažkur. Toks ten namas, toks.
Dėl jūsų žiūrovai aš net kitą kartą didelį pastatysiu. Vien dėl jūsų žiūrovai. Vargsiu ir statysiu vien dėl jūsų. Padėtum duris. Ne. O duris. Armor. Kas geras duris. Kad į tuoklį dedam. Nu va, pridėkit tų deglų, oi, labai atsiprašau. Reikia, aišku, daug. Vienam kampe, kitam. Kad šviestų ir dar kaip jūs norit. Plius čia patariu kur nors ne taip pastačiau, negalėjau. Vaizdas kur nors, kad būtų gražiai. Patariu pasidaryti. Va. Kad pažvelgti galėtumėte į sodus. Va, čia pavyzdžiui, galbūt jūsų kambarys, jo. Na va. Tai pavyzdžiui, jaukiau yra. Da, va. Tai duris. Va. Nu va, jaukiau. Eini į savo kambarį. Laukia to jau. Va. Nu tai va, pagrindė čia. Tai va tiek. Dar lovą pasistatysiu. Kaip statytis gražų namo pirmas epizodas. Subscribinkite, prenumeruokite ir rašykite į komentarus. Ačiū, čia buvau aš su jumis Adrijus, viso gero.